Pirmiausia, visus sveikinu su pavasariu, sveiki. Jau pavasaris, taip, yra ko laukti, yra ko tikėtis. Oras pavasarį yra ypatingas. Jis yra ypatingas tuo, kad atneš mums daug optimizmo. Optimizmo, kad viskas bus gerai. Mes esame Dievo vaikai, mes esame Žemės dalis, šitos planetos Žemės. Ir šiandieną kaip tik skaitimas bus tie, kurie gimė po Žemės stichiją. Tai yra jaučiai, mergelės ir ožiaragiai. Skaitimas yra jums, kas jūsų laukia balandžio 2024 mėnesį. Tie, kurie įsijungia šitą video ne balandžio mėnesį, tai tada taikykite taip, kadangi nieko nėra atsitiktinai, jūs įsijungite šitą video dėl to, kad žinutės, kurios bus pasakytos, yra skirtos jums išgirsti čia ir dabar. Ir šitas skaitimas bus, kas ateina pas jūs artimiausias 30 dienų. Pradedame. Kas pas jūs ateina artimiausias 30 dienų. Aš linkiu jums gero skaitimo ir noriu jūsų paprašyti, jeigu nesunku, tik tai parašykite komentarą, prašau, kad ir padėkite širdelę, kad ir šypsenėlę. Tada šitie video pasieks daugiau žiūrovų ir kuo daugiau žiūrovų žiūri skaitimą, tuo daugiau energijos yra atspinduliuojama į taro kortas, tuo tie skaitimai tampa labiau energetiškai prisotinti. Ir mes visi nuo to tik tai, kaip pasakyti, turime naudos. Ar galiu taip? Bet pažiūrėkite, Žemės ženklo atstovai. Mes gyvename planetoje Žemėje. Ir man tik dabar tokia mintis šovė. Žemė yra negailestinga. Jinai gali išauginti, jinai gali ir paimti, jinai gali perdirbti, jinai gali absorbuoti, jinai gali atmesti atgal, kaip yra ugnikalniai, kaip yra žemės drebėjimai, jinai gali nupurtyti tai, kas nereikalinga, arba kaip išspjauti, kas jai nepatinka, ar kas susikaupė. Jinai gali išauginti, bet taip pat jinai gali ir sunaikinti. Aš labai noriai bendrauju su tai žmonėm, kurie yra gimę mergelės ženkle, ar jaučio, ar ožiaragio ženkluose. Kodėl? Dėl to, kad aš pastebiu, pas jūs yra praktiškumas, pas jūs yra realybės priėmimas taip, kaip yra. Neidealizuojate gyvenimo, neidealizuojate žmonių ir man tas labai patinka jumise, nes aš iš jūsų mokinuosi, kaip pažinti tai, kas vyksta Žemėje. Aš esu oro ženklo atstovas, man patinka išskristi iš Žemės. Aš ir sapnuoju dažniausiai, kad aš skrendu, kaip išskrendu iš čionais. Ir dėl to man, bendraujant su jumis, aš įsižeminu taip, aš klausau, ką jūs turite pasakyti, nes aš žinau, kad jūsų patarimai yra labai naudingi. Jie yra labai praktiški, jie labai yra surišti su realybė. Kaip sakiau, jūs neidealizuojate ir jūs vertinate materiją. Materija jums yra vertybė. Ir aš irgi mokinuosi nenuvertinti dalykų, tą, ką išaugina Žemė. Žiūrėsime, ką jums neša tas balandžio mėnuo, nes dabar Žemė atgimsta. Tie kvapai, jie formuojasi iš kur? Dėl to, kad šaknis yra Žemė, taip ir mes, tas mūsų grožis ir mūsų formos kūno. Jos yra žemiškos. Viskas ateina iš Žemės. Žiūrime, mano brangieji. Kas pas jūs ateina balandžio mėnesį? Pirmiausia, žiūrime, ką jūs atsinešate iš kovo mėnesį ir dar kas tęsiasi, kas eina dar į balandį. 4 taurės. Ateinate iš to, kad kasdienybė, kurioje jūs randatės, jums pabodo iki gryno kaulo, ar tai darbas jau atsibodo, kaip įgryso jums kasdienybė. Man tai rodo, kad tenais, kur jūs buvote, su kažkuo tai jūs kooperavotės, veikėte kartu, darėte dalykus kartu ir atrodė viskas tvarko, lyg tai ir bendraminčiai, ir einate vienu keliu, ir siekite vieno tikslo. Bet ta rutina, į kurią jūs įsivėlėte, ta atsakomybė, tos pareigos, ta rolė, kurią jūs prisėmėte pati savo, ant tiek pabodo, kad atrodo nieko nebesinori. Tai nėra blogai. Nėra blogai tą, ką jūs darėte. Gal gavote jūs ir gerus rezultatus. Ir jūsų namiškiai viskas tvarkoj. Bet ateina toks nuobodulys, netgi to gerai yra negerai. Ar tai blogai būtų negerai, bet ir gerai irgi negerai. Suprantate, apie ką aš kalbu?
Tai vat man rodo taip, kad yra viskas dagryse. Kai kam netgi mokslai, kas mokosi, irgi dagryso iki gyvo kaulo. Kai kam ten, kur jūs esate, ta vieta atsibodo, nenorite daugiau, norite ištrūkti, išeiti. Ir tai yra kažkoks tai įkvėpimas dieviškas. Galint tai net ne nuo jūsų priklausyti. Jums atrodo, kad tai jūs, kuris nenorite, kuri nenorite to ar to, ar tų ar kitų žmonių. Bet čianai sako, kad pats aukštesnysis jūsų aš, jisai įsikiša čianais. Greičiausiai jūs tai, ką turėjote padaryti, padarėte ten, kur jūs esate, ar kur jūs buvote. Kaip kažkoks tai ciklas užsibaigia ir jums pradeda atsibosti, nėra pažangos, nėra ėjimo į priekį, jūs netobulėjate. Gal jūs kiek galėjote, tiek pasiekėte to, ko galėjote. O dabar, gal įkvėpti pavasario, čianais jau yra bent jau mintis surizikuoti, galvoti, kad jūs galite daugiau, ar jūs galite kitaip, ar jūs galite su kitu. Taip pat rodo, kad kažkas iš jūsų gali pradėti ir teisminį procesą, arba pradėti daryti dalykus, kur yra jums teisingi, kur jūs norėjote. Kai kas iš jūsų pradeda mokslus, kai kas iš jūsų, kaip sakiau, pradeda teisminį procesą, kur jums reikia pasirinkti. Netgi gali būti 2 galimybės ar 2 norai ir jums čia teks pasirinkti, statyti ant svarstyklių. Teisingumo korta sako, gali būti tokia situacija, kur jums reikia rinktis ar tai, ar tai. Bet ką be pasirinktumėte, jūs nesuklysite, kaip atsidaro daug durų. Taip pat ir su teisminiu procesu. Jūs galite pradėti ne vieną teisminį procesą, jūs galite pradėti kelis. Ir tuos popierius reikia sutvarkyti, ir tą juridinį dalyką reikia sutvarkyti. Šitas mėnuo tai prasideda. Dabar, kas yra esmė? Esmė balandžio mėnesyje. Bet kaip sakiau, yra kažkoks pastatytas taškas, šauktukas, kad jūs norite arba žengti naujų gyvenimo keliu, ar pradėti kažką tai naują, ar užbaigti kažką tai, kaip padėti tašką. Kiekvienam čia bus individualiai, ką jūs darysite. Bet čia sako, tikėkitės labai stiprių pasikeitimų, didelių pasikeitimų šį mėnesį, kurie ateina ir jums, kaip matote, ir krenta kardų tūzas, tai yra iš viršaus ateina jums informacija. Aš sakau, čia kažkas tai jūs veda. Jūs užstrigote truputį per ilgai ten, kur jums gal jau anksčiau reikėjo pajudėti, bet jūs nedarėte to. Tada ateina tas, kur jums įgrysta, nuobodu, nenoriu daugiau. Ir tokios mintis ateina, kad o ką naujo, ką aš galiu, kur kitur. Taip, tai yra rizika, bet nežiūrint to, aš noriu. Kada jūs įsigilinate į savo jausmus, jums karalienė taurių, tai jinai šneka, kad reikia nueiti į širdies gelmes, suprasti, ko jūs norite. Šalia stovi karalius pentaklių. Gal tai yra surišta su vyru, žmogumi, partneriu. Ateina dilema, noriu būti su tuo žmogum ar nenoriu. Teismas, gal kažkas tai norėsite išsiskirti su savo partneriu. Nes matote, jisai irgi, čia yra karalienė, žiemos karalienė. Žiemos karalienė, jinai karaliauja žiemoje, šaltyje. Tai gali būti, kad jūs jau abudu tapote komfortiški, būti nekomforte, kur abiem atšalė jausmai, bet jūs tame jau esate komfortiški, karaliaujate toje žiemoje santykiuose. Ir čia gali ateiti tam taškas, būti padėtas taškas, kad daugiau taip negali būti, kad reikia kažką su tuo daryti, arba atnaujinti jausmus, arba išsiskirti, arba keliai jau skiriasi. Tai galite prieiti prie tokių pasirinkimų. Dabar taip pat gali būti, kad nebūtinai tai jūsų partneris asmeniniuose santykiuose, tai gali būti ir darbdavys, karalius pentaklių, taip, tai yra žmogus, kuris valdo pinigus, materiją, kuris yra biznio savininkas. Kai nekuriems iš jūsų, jūs galite pradėti naują dalyką su žmogumi, kuris sugeba, moka manipuliuoti finansais, ir jūs pradedate kažką tai kartu. Kaip jūs vienas kitą labai papildote. Jisai turi to, ko jums reikia, o jūs turite to, ko jam reikia. Ir čianais jūs einate į naują pradžią, rizikuojate. Taip, įforminate tai juridiškai, teismiškai. Gal kažkokius kontraktus.
kai kam iš jūsų tai. Dabar, kas daugiau eina į antrą planą? Į antrą planą daugiau eina draugai, susijimai. Taip, jie bus, jie gali būti, bet daugiau tai bus ne prioritetas jums. Jūs turėsite ką veikti šitame mėnesį be pramogų. Gali būti pramogos, gali būti ir kažkokie maži džiaugsmai, ar gimtadieniai, ar susibėgimai. Bet taip, kaip jau sakiau, tai nebus jums prioritetas. Nors sako, atsiduokite džiaugsmui. Tai jeigu ir vyks kažkokie rimti momentai balandžio mėnesį, rimti reikalai, kuriuos jūs tvarkysite, jums kortos patarė, kad karts nuo karto visgi susibėkite su draugėmis, susibėkite su savo draugais. Nepamirškite, kad reikia ir džiaugtis gyvenimu. Negali būti vien reikalai. Čia sako, dar turite ir turėti tokią laisvalaikį, kada jūs norite pailsėti, atsipalaiduoti nuo visko. Nes tas nuėjimas su draugėmis ar atsipalaidavimas gali nebūtinai su draugėmis, bet toks atsipalaidavimas, taip mokėti pramogauti, mokėti surasti tas pramogas gyvenime. 9 kardai. 9 kardai tai yra neleis jums nueiti per daug į nerimą vidinį. Kaip jau sakiau, pas kažką yra labai rimti pasikeitimai. Ir tie rimti pasikeitimai gali netgi būti surišti su teismu. Dėl to aš nenustebusi, kad čionais jums krenta 9 kardai, kurie sako nerimo kortų, jūs nerimausite, o kaip viskas baigsis, o kokie rezultatai, ar aš laimėsiu, nelaimėsiu. Gali ir tai būti, bet tai sako, nepamirškite pramogų, nepamirškite atsipalaiduoti. Pergyvenate dėl to, kad jums priešas atrodo baisesnis, negu jis iš tikrųjų yra. Šalia jums krenta vežimo korta, kuri yra pergalės korta. Šiame vežime ir yra ta užuomina tų 6 lazdų kortos. Jūs pergalingai suvaldote visą situaciją ir pasirenkate ten eiti, ar su tai žmonėmis eiti, kur jūs laimite, kur žinote, kad yra laimėjimas. Tai yra sėkmė. Jūs einate tą sėkmę. Bet vėlgi, visame tame ėjime, tame kelyje, kur jūs ves tas balandžio mėnuo, jums sako, jūs karts nuo karto naikite ir į save, ir reikia įsiklausyti čionais į save. Ir ta pati karalienė jums tą patį sako, karalienė taurių, kur sako, naikite į savo širdį. Ar dar jūs vis to norite? Jums reikia visą laiką pasitikrinti. Ar tą, ką jūs darote, jūs dar to norite? Tai čionais toks mėnuo, kada jums reikia daryti šuolį gyvenime, pradėti naują, ar nutraukti kažką tai ir pradėti naują. Bet vis karts nuo karto pasakyti savo, ar aš dar vis noriu to, ko aš siekiu. Bet kad ateina kažkoks karminis pasikeitimas, tai kas be ko nesako, tai yra galingas pasikeitimas. Ir čionais yra teisėjo korta, kur sako taip, tai yra statote ant svarstyklių, kuria kryptimi jūs einate, kokį sprendimą darote. Darote tai labai apgalvotai, bet jūs prieėjote gal liepto galą, kur norite ar nenorite, jums reikia tai daryti, nes kitaip jūs galite eiti į depresiją. Tai kortos jums sako, jokių būdų negalite sustoti ir eiti į kažkokią apatiją, nusivylimą, kad viskas pabodo, nuobodu, niekas gyvenime nevyksta ir maitinti save tokiamis mintimis. Čia sako, geriau naiviai tikėkite, kad kažkieno tai pabaiga yra, čia nerodo pabaigą iš tikrųjų. Čia tik tai rodo tą nusivylimą, tą, žinote, apatiją, kur nenoriu daryti. Jūs darote, bet jūs nenorite. Arba pas jūs ateina tas, kas pas jūs ateina ir tai nėra blogai, bet jūs jau nenorite. Jūs persisotinote netgi tuo, ko negalite skūstis. Tai čionai sako kortos, kad visgi tas įkvėpimas naujiems dalykams yra jums suteiktas nebereikalo. Pats aukščiausiasis, ar tai jūsų aš, ar aukščiausiai jūsų mokytojai, kas tai bebūtų, kuo jūs betikėtumėte, aš nenoriu jums primesti, kuo aš tikiu. Aš nežinau, kas jūsų yra gyvenime vedlys. Bet tas vedlys, kurį jūs galvojate, kad yra jūsų gyvenimo vedlys, žinote, tos mintis ateina nebereikalo, jos yra įkvėptos, jūs įkvėpta naujam dalykui. Man rodo, kad balandžio mėnesį jūs būsite įkvėpta naujam dalykui. Aš matau jūs ir veikiančiu, einančiu. Sava kryptimi, jūs visgi einate, jūs pasirenkate. Tai va toks yra aktyvus jums mėnuo ir aš linkiu, kad jūs pasirinktumėte teisingą kryptį ir eitumėte tuo keliu, kuris
jūs įkvepia, jums suteikia jaunatviškumo, jums suteikia optimizmo. Jūs ir eikite tuo keliu balandžio mėnesyje. Ten ir yra ta kryptis, teisinga kryptis. Ten, kur ne protas diktuoja, o širdis diktuoja. Kai vaikas, jūs nežinote, kas bus, jūs nestatote tokių didelių planų, neplanuojate toli į priekį, bet tiesiog va čia ir dabar jūs norite ir jūs darote. Noriu ir darau. Tai aš linkiu jums sėkmės ir jums viso pačio geriausio balandžio mėnesį. Iki kito malonaus. Čiau, mano brangieji. Ate.